Sveiki, esu Mindaugas, šiuo metu turiu 4 elektroninės parduotuvės, tai būtų žaisliniai namai, batukai vaikams, Kindeko ir Lucky One. Parduotuvės yra skirtingos iš tiesų 2 rūšių. Batukai vaikams ir žaisliniai namai tai yra prekės vaikams, tai yra kartoniniai žaidimų nameliai ir vaikiška avalynė, o Kindeko ir Lucky One mes prekiaujame laikinomis tatuiruotėmis ir apyrankėmis. Tai būtų aksesuarai labiau jaunimui. Viskas prasidėjo, iš tiesų sunku pasakyti nuo ko. Senai norėjome prekiauti internetu, kažkiek pakeisti savo pagrindinę veiklą. Pamačius internete įdomius kartoninius žaidimų namelius, nusprendėme atidaryti elektroninę parduotuvę ir pažiūrėti, kaip seksis prekyba. Norėjome ir vaikus atitraukti nuo kompiuterių, kažko įdomaus įnešti į namus, tada ir pradėjome prekiauti internetu, o nuo to ir išsivystė kitokios parduotuvės. Atsidaryti elektroninę parduotuvę nusprendėme jau prieš porą metų, tai buvo 2013 metų kažkur sausio mėnesis, susiderinome su tiekėjais, gavome siuntas, pasiruošėme parduotuvę ir pirmąją savo parduotuvę atidarėme 2014 metų gegužės mėnesį. Pradžia buvo ganėtinai lėta, bet viskas įsivažiavo ir dabar yra tikrai puikus rezultatai. Pačioje pradžioje iš tiesų po kokių 3-4 mėnesių nusprendėme atsidaryti dar vieną parduotuvę, nes tai viskas daroma labai paprasta ir tik radus kokį nors variantą, ką pardavinėti, labai paprasta viską susiderinti ir pradėti tą daryti. Taigi tada radome iš tiesų batų tiekėją, kuris pasiūlė labai geras sąlygas. Batai yra vengriški, Lietuvoje atsidarėme elektroninę parduotuvę, vaikiškos avalynės parduotuvę ir pradėjome prekiauti. Taip pat rezultatai nenuvylė, viskas buvo labai smagu. Po metų prekybos vaikiškomis prekėmis nusprendėme save išbandyti kitoje sferoje, tai prekiauti aksesuarais. Atidarėme Kindeko parduotuvę, tai yra parduotuvė, kurioje galite įsigyti laikinai klijuojamų tatuiruočių. Ir tai buvo ganėtinai sezoninis produktas. Atsidarėme parduotuvę šių metų gegužės mėnesį, grinai išbandyti save vasarą ir prekyba tikrai buvo labai nebloga. Tada nusprendėme atsidaryti dar vieną platesnę parduotuvę, kurioje prekiaujame apyrankėmis ir medinėmis piniginėmis. Tokiais šiek tiek unikalesniais aksesuarais ir kol kas prekyba taip pat veikia neblogai, užsakymų yra ir labai džiaugiamės prekiaudami ir aksesuarais. Parduotuvė, kuri sugeneruoja daugiausia pajamų, tai be abejo yra pati pirmoji parduotuvė, tai žaislininamai.lt, kur mes prekiaujame tais kartoniniais žaidimų nameliais. Tai yra iš tiesų ir patys brangiausi produktai palyginus su aksesuarais, bet taip pat parduotuvė jau beveik 2 metai, tai per tokį laiką jau susidarė ir auditorija, ir klientai grįžta, nes ne vienas žmogus jau yra nusipirkęs ir 3. ir 4. namelę savo ar draugams. Taigi per dieną suprekiaujame iš tiesų bent jau 3-4 vienetus parduodami. Kadangi valdau 4 internetinės parduotuvės per dieną, laiko labai daug skirti vis tiek joms netenka. Užtenka 2 valandų, kad susitvarkyti beveik viską. Susitvarkyti likučius, išsiųsti produktus, aišku, tas priklauso nuo užsakymų kiekio, pakelti telefono ragelį, kai skambina klientai. Kartais užtrunka šiek tiek ilgiau, kai reikia susitvarkyti reklamas, pakeisti kažkokias kardinaliai reklamas ar rašyti naujienlaiškius. Bet iš esmės gaunasi vidutiniškai apie 2 valandos per dieną. Rinkodaros įrankius pagrinde naudojame tik tai Facebooko ir Google platformas. Daugiausia pasitelkėme Facebooko reklamą, nes mums atrodo tai paprastesnis ir šiek tiek pigesnis būdas reklamuotis, ypač kai dauguma mūsų auditorijos labai lengvai yra pasiekiama per Facebooką. Google pagrinde naudojame remarketingo, tai yra reklamuojamės tiem žmonėm, kurie jau aplankė mūsų svetainės ir šiek tiek dar paprastos banerinės reklamos. Paieškos sistemose dažniausiai nesireklamuojame, nes mūsų produktai ganėtinai yra unikalūs, todėl jeigu žmogus ieškos, jis ir taip neras jokių kitų rezultatų kaip mus, tam mes neinvestuojame. Tikrai visiems rekomenduoju, jeigu turite kokių nors minčių užsiimti e-prekybą, tikrai bent jau pabandykite. Viską padaryti lengva, investicijų pradžiai dažniausiai didelių nereikia, tad pabandyti tikrai verta. O jeigu pasiseks, tada pamatysite, kokie puikūs rezultatai gali ateiti iš elektroninės komercijos.